Tele2 5G namų internetas pirmus metus net 50% pigiau, o 5G modemas tik 5 eurai mėnesiui. Visi Šiaulių banko kredito kortelės turėtojai draudžiami kelionių ir pirkinių draudimu. Šiaulių bankas. Visų bankas arčiau jūsų. Sveiki, mėly draugai, ir tie, kas žada Seimui palikti per kadenciją pirktą muzikos kūrimo įrangą. Kaip komentavo pašmaikštauti sugalvojęs buvęs kandidatas į prezidentus Mantas Varaška, jeigu jau alkoholis į bufetą gražintas, tai gal ir DJ pultas būtų ne pro šalį. Tuts galės daryti kitos kadencijos parlamentarai. Kur jūsų rankos? Už muzikinio pulto, kurį paliks Matijošaitis, šauks Seimo pirmininkas. Ir tikrai, vakarėlis šiom dienom ten vyksta nevaikiškas. Skaidrinam trumpam iš savivaldybių persikėlė į Seimą pasižiūrėti, o kaipgi ten reikaliukai vyksta. Pradėję tikrinti Seimo narių parlamentinių išlaidų čekiukus, suvokėme, kad darbo bus tikrai nemažai, virš 120 storų papkių su 1000 dokumentų. Sėdom trise su Laisvės TV kolegėmis Margarita Vrublevskija ir Danielė Patapaitė, susidėliojom darbo dienas, pasiruošėm aplankus ir dokumentus Google Drive ir pradėjom nuo kuro čekių iki perkamų gėlių kiekio, nekvestionuojant paties poreikių ir panašiai. Čia dar tikrai užtruksim, kol viską susidėliosim. Tačiau pradėjus nagrinėti garsiai nuskambėjusią Seimo nario Mariaus Matijošaičio pirkinių istoriją, akis užkliuvo už naujausio jo pirkinio, praėjusį lapkritį už 2300 eurų nusipirkto Samsung Fold 5 telefono. Tada kilo mintis, ar galima tokius pirkinius taškyti iki kadencijos pabaigos ir po to juos išsinešti su savimi, jeigu tavęs nebeišrenka. Ir tiesą pasakius, kolegės net nelabai tikėjo, kad kažką gero ten rasim, nes juk skaidrinam ne vakar prasidėjo. Jau visus metus mes kalbam apie skaidrumą ir jie supranta, kad anksčiau ir vėliau vis tiek ateisim ir patikrinsim. Tikrai rudens viduryje niekam net į galvą neturėtų šauti mintis sukt kažkokias maklės. Hold my gaming laptop, tarė kai kurie Seimo nariai. Pasižiūrėjau į Seimo valdybos sprendimą. 8.5 punktas sako, telefonų, kompiuterinių ir kitos parlamentiniai veiklai reikalingos programinės įrangos įsigijimas ne vėliau kaip likus 12 mėnesių iki Seimo nario kadencijos pabaigos. Einam į Seimo finansų skyrių aiškintis, kada suėjote 12 mėnesių iki Seimo nario šios kadencijos pabaigos ir gaunam atsakymą. Praėjusi kadencija oficialiai baigėsi 20 metų lapkričio 10. Numanoma, kad ši kadencija baigsis 24 lapkričio 12 arba 14. Todėl 12 mėnesių iki kadencijos skaičiuojami nuo 23 metų lapkričio 15 dienos. Ok, turim paskutinę leistiną dieną, kai galima pirkti kompiuterius ir telefonus. Kodėl tai yra svarbu? Nes Seimo nariai tą ribą puikiai žino. Ir jeigu tu esi sąžiningas politikas ir Seimo narys, tu neperki nieko likus keliams mėnesiams iki tos ribos, nes supranti, kad didžiąją laiko dalį tais daiktais naudosies jau ne kaip Seimo narys. Jeigu tu esi ne visai sąžiningas ir padarus Seimo narys, tu darai atvirkščiai. Už visas įmanomas parlamentinės lėšas nusiperki per tą periodą kiek įmanoma brangesnių dalykų. Tam tikra prasme tai ne tik nesąžininga, bet ir akivaizdus piknaudžiavimas parlamentinėmis lėšomis. Čia negalima pasiteisinti, nežinojau, netaip supratau. Jeigu tu perki brangius dalykus ties šitą lapkričio ribą, tu tai darai sąmoningai. Tada mes peržiūrėjom visų Seimo narių brangius pirkinius, kurie papuola į šitą laiko juostą, tarp 23 rugsėjo maždaug ir lapkričio 15 dienos. Ir tokių Seimo narių, kurie skubėjo prekintis, yra labai nemažai. Galima sakyti, ištisas legionas. Dar kartą paminėsime, kad jaunasis parlamentaras jau buvęs kandidatas į Europarlamentą Laisvės partijoje narystę sustabdęs ir etikos komisijos verdikto laukiantis Marius Matijošaitis lapkričio 11 įsigijo Samsung Galaxy Fold 5 telefoną su ekologišku dėklu ir rašikliu už 2317 eurų. Marius kolegams žurnalistams dar pačią pirmą dieną aiškino taip. Šita įranga buvo pirkta su intencija, kad bus streamingai, podcastai, reelsai daromi, tai vadinami liaudyje, tai ta prasme socialiniai medijai. Ir netgi surengė visą ekskursiją į savo kabinetą, aprodyti visus savo pirkinius. Dalis technikos yra šiame kabinete, dalis būna vežama į Kauno apygardoje esantį kabinetą, taip pat vyksta ir darbas iš namų, o aš gyvenu iš 4 skirtingų namų, tiek Vilniui, Kaune arba Pajūry. Tai tam, kad nesivežiot, įrangos reikėjo galbūt šiek tiek daugiau negu įprastam Seimo nariui, o šiam kabinete yra ir kompiuteris, kur patarėjai naudoja, yra žurnalisto minėtas Apple kompiuteris šiuo metu kraunas, yra žurnalisto minėtas telefonas, kur tiek asmeninė, tiek darbinė kortelė ir telefonas ypatingai patogus, nes jis gali būti kaip planšetė, tai patogu skaityti elektroninius laiškus arba pasijungti nuotolinį posėdį, taip pat monitoriai, kamera, šokotuvas ir kolonėlės, kurios nėra profesionalios ar brangiosios, berods 15 eurų, kurios naudojamas garsiau pasileisti vėl nuotolinius posėdžius, kurių šią kadenciją yra labai daug. Visko reikia darbui.
Žmogus tiesiog nusprendė atsinaujinti. Kolioti su visais iš eilės Facebook'o ir Instagram'o komentaruose tikrai yra maloniau. Tarp apsipirkusiųjų turime ir darbo partijos pirmininką bei kandidatą į prezidentus. Kiek anksčiau Andrius Mazuronis parlamentiniai veiklai buvo įsigijęs žaidimų kompiuterį MSI Stealth, o dabar lapkričio 3 dieną, matyt jausdamas, kad darbo partijai ir jam pačiam ši kadencija gali būti paskutinė, nusprendė palepinti save įspūdingų pirkinių Apple MacBook Pro su 16 colių stiržainės ekranu už 2700 eurų. Kas yra ypatingai įdomu, Mazuronis tokį brangų kompiuterį už mūsų pinigus savo pirko ne iš Ideal, ne iš Topo centro, bet iš žmogaus, Daniel Lapin. Sprendžiant iš interneto adreso sąskaitoje, Daniel turi nedidelę mobiliųjų telefonų taisyklą Vilniuje prie CUPO. Kaip jis sugeba parduoti kandidatui į prezidentus galingą Apple kompiuterį už 2700 eurų ir kodėl Mazuronis jį perka, klausimas pačiam Seimo nariui. Andriaus Tapino laidos internetu strikt pradėjo labai su senu, tai reikėjo naujai įsigyti, kad nestriktų. Tai viskas dėl Andriaus Tapino. Labai mėgstu žiūrėti jo laidas, o pradėjau su senu strikti. Jo laidas, tai dėl jo praktiškai taip. Įdomu, kodėl ne iš kokio Idealo ar Topo centro pirkot kompiuterį? Tai aš nemačiau sąrašo parduotuvų, iš ko galima pirkti jūsų išdalintą prieš perkant, tai todėl, jeigu jūs jį išplatinsite, tai kitą kartą pirksiu pagal jūsų sąrašą patiktą. Įspūdingiausią pirkinį į savo namus nukovė konservatorius Arūnas Valinskas. Jis lapkričio 11 nusipirko Lenovo Legion Pro 7 su 16 colio monitoriumi ir supergalinga GeForce RTX vaizdo plokšte už 2658 eurus. Nežinantiems, kas tai yra, pacituosiu pačius gamintojus. Tai yra Ultimate Gaming Machine. Kiečiausias laptopas labai rimtiems žaidėjams, e-sporto fanatikų svajonė. Prie to paties Seimo narys dar pridėjo Rode NT1, tai yra studijinis kondensatorinis mikrofonas ir bendra sąskaita lapkričio 11 dieną, likus 4 dienoms iki deadline buvo 3016 eurų. Mums paviešinus, kad domimės paskutinės minutės pirkiniais, susisiekė pats Arūnas Valinskas. Jis pripažino, jog pasielgė klaidingai ir patvirtino, jog grąžins visus pinigus pagal šią sąskaitą į biudžetą. Arūnas mums pakomentavo taip. Ne viskas, ką darome, gali būti pateisinama tuo, kad tai yra leidžiama. Mano prekių įsigijimai lapkričio mėnesį, nors ir buvo atlikti nepažeidžiant galiojančių Seimo taisyklių, nėra objektyviai pateisinami, atsižvelgiant į likusį kadencijos laiką ir jiems skirtas lėšas. Prisimdamas už tai atsakomybę, visus lapkričio mėnesio technikos įsigijimus padengsiu asmeninėmis lėšomis, grąžinant jiems išleistus pinigus Seimo kanceliarijai. Į sąrašą pateko ir kai kurie ministrai, kurie yra ir Seimo nariai. Vieni kaip Dainius Kreivys draudžia savo automobilius ir vien užsiminus apie juos iš karto grąžina visas parlamentinės lėšas. Kiti, kaip vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė, nusprendžia, jog paskutinę minutę jai irgi reikia brangaus kompiuterio. Nes žinai, šiandien ministras, nuo rudens gal niekas, o kompiuteris tai liks. Rugsėjo 22 dieną ministrė už mūsų pinigus perkasi savo rimtą daiktą – Lenovo ThinkPad X1 Carbon. Tai premium ultralight klasės laptopas už daugiau kaip 2500 eurų. Bet yra niuansas. Ministrė Bilotaitė ima jį lizingu ir padalina mokėjimus per 3 mėnesius. Trečiasis mokėjimas jau yra gruodį ir teoriškai patenka už leistinos ribos. Teoriškai jo kanceliarija turėjo nepriimti. Arba teoriškai tiesiog įskaitė rugsėjo 22 dieną kaip viso kompiuterio pirkimo datą. Pati ministrė sako, kad kompas buvo reikalingas darbui, jokių blogų tikslų neturėjo ir pasibaigus kadencijai paliks jį ateities kartoms. O tiesiog reikėjo biurui, reikėjo mūsų darbo organizavimui šios priemonės ir tikrai neketinau pasilikti. Žinau, kad tokio reikalavimo nėra grąžinti, bet man atrodo, ką matau dabar ir pas mus ministerijoje, tai kai valstybės tarnautojai pabaigė savo darbus, grąžina tą visą org techniką, tai manau, tas pats turėtų būti ir Seimo nariams pritaikoma. Dar vienas politinis Seimo senbuvis konservatorius Emanuelis Zingeris lyg ir turėtų žinoti, jog taip piknaudžiauti paskutinės minutės pirkiniais nedera. Arba atvirkščiai, puikiai tai žinodamas, suvaro visas parlamentinės lėšas į 2 rimtus pirkinius. Spalio 31 dieną Emanuelis nusipirka Apple iPhone 14 Pro Max už 1380 eurų. O jau visai beveik paskutinę, lapkričio 12 dieną įvaro dar rimtesnį pirkinį – Apple Studio Display monitorių už beveik 1800 eurų. Kaip rašo Apple, Emanuelis Zingeris už mūsų pinigus galės pasinerti į neregėtą ryškumo ir galimybių pasaulį su 27 colių Studio Display, ultra plačiakampę kamerą ir aukščiausios kokybės 6 galingų garsiakalbių sistema mėgstamai muzikai ir filmams. Norėtumėte tokio?
Aišku, kad norėtumėt. Ypač už mokesčių mokėtojų pinigus su galimybė pasilikti jį po kadencijos. Zingeris paskutinę minutę pasitaškė už beveik 3200 eurų. Norėjome Emanuelio pasiteirauti, kaip taip čia nutiko, bet abonentas nekėlė. Ir kaip man dabar jaustis? Kaip mokesčių mokėtojas nuperku savo Seimo nariui brangų telefoną ir negaliu prisiskambinti. Dar vienas parlamento veteranas Kęstutis Masiulis pyksta dėl skaidrinam veiklos. Duodamas interviu portalui Elrytas.lt jis sakė, aš 4 kadencijas sėdžiu tam pačiam kabinete, vienas kompiuteris net neveikia, dėžė stovi 25 metus, o tai reikia apsirūpinti ar nereikia? O tada ateis žmogus iš šalies ir pradės kabinėtis, o kodėl tą įsigijai, o kodėl tuo metu, o gal baterija tuo metu sugedo, gal žmogus sulaužė kažką. Gal iš to vargo, kad turi kompiuterį jau 25 metus, Masiulis suskato apsipirkinėti paskutiniais leidžiamais mėnesiais. Spalio 17 dieną jis griebė limituoto leidimo Galaxy S23 Green Žalgiris telefoną. Na, ko nepadarysi dėl žalgiriuko už 890 eurų. Bet Seimo narys tikriausiai pamiršo, kad lygiai prieš mėnesį, rugsėjo 18 dieną, jis jau buvo pagriebęs Samsung Galaxy S23, tik ne Green Žalgiris, o Ultra Black. Kietesnį ir brangesnį. Plius dar Samsung Watch, nešiojamas 1 TB SSD, bevėlis kroviklis, už viską 1589 eurai. Matyt, 25 metus laukęs, Masiulis pasileido plaukus, nes birželio 16 dar buvo nusipirkęs ir tokį premium klasės laptopą kaip ir Bilotaitė. Lenovo ThinkPad X1 už 2700 mūsų eurų. Kęstučio Masiulio rinkinys per 4 mėnesius vertas beveik 5200 eurų. Nenustabu, kad Seimo narys nepatenkintas. Dabar jau duodamas interviu mums, Kęstutis Masiulis visą mano paminėtą sumą žadėjo gražinti. Gailiuosi, kad esu pavaizduotas netinkamai šviesoj, nors nesijaučiu nieko nusižengęs. Gailiuosi, iš tikro. Ne dėl savo kalties, kad taip aš patekau į tokią apmaną apgailėtiną situaciją ir aš tikrai gražinsiu kiekvieną centą, kuris atrodo kažkam jums, kad jisai yra blogas. Blogas. Dirbsiu su savais prietaisais valstybės darbą. Tinka, gerai. Tinka, tą darysiu. Man atrodo, kad jie iš tos panikos tuoj pradės nešti grynus tiesiai į finansų skyrių ir kišti po durimis. Bet leiskim konservatoriams šiek tiek atsikvėpti, prie jų mes dar grįšime. Fantastiškai Lietuvos žmonių pinigais piknaudžiauja ir juos įsisavina Seimo narys, to paprasto žmogaus gynėjas Aidas Gedvilas iš mišrios Seimo narių grupės. Gedvilas irgi puikiai supranta, kada artėja tas deadline'as, kada reikės sustoti taškius mokesčių mokėtojų pinigus ir dėl to stengiasi išspausti savo maksimumą. Rugpjūčio 4 jis nusiperka MacBook Pro 14 už 2634 eurus. Spalio 19 palepina save naujausiu iPhone 15 Pro Max Blue Titanium už 1783 eurus. Beje, įdomu pastebėti, kad Gedvilas tik tai 22 metų gruodį baigė mūsų pinigais išsipirkti savo iPhone 14, o po 10 mėnesių sveikas atvykęs iPhone 15 Pro Max. Kaip mums paaiškino ponas Aidas. Todėl, kad išėjo naujausias modelis ir būtų netikslinga ir amoralu, jeigu pirktum seną daiktą už pilną kainą. Va čia momentas, kad būtų aiškiau Gedvilui, sakau, krasyva žait не запретишь. Jeigu neturi naujausio modelio iPhone'o, nesidirba Seime ir tiek. Ir paskutinę akimirką, lapkričio 8 dieną, jis dar deda kompiuterio ekraną už 2070 eurų. Ponas Gedvilas visą supirktą techniką nešiojasi su savimi. Telefonai, viską pasistengiau, žinokit, atnešti, ką galėjau, kompiuteris, planšetė. Tik nepasiėmė kompiuterio ekrano. Į kišenę turbūt netilpo, kaip ne kaip, 27 coliai. Aišku, ponas Gedvilas viską gali paaiškinti. Jos man reikalingos darbui, atlikti savo tiesioginės funkcijas, taip pat aprūpinti savo patarėjų komandą, kuri dėja pagal galiojančią tvarką neaprūpinama pakankamai, tai yra skiriamas tik vienas kompiuteris, dėja turim 3 patarėjus ir jiems taip pat reikia dirbti. Primenu, kad valdybos sprendimas neleidžia Seimo nariams telefonais apipirkinėti savo patarėjų, taigi 6487 eurai į paprasto žmogaus gynėjo kišenę. Nežinau, ką apie ateitį galvoja Seimo narys Vytautas Gapšys, bet 23 metų spalio 31 dieną jis dar spėjo nusipirkti iPhone 13 už 1739 eurus. Beje, geltoną. Na, o lapkričio 22 dieną jis jau atsisėdo į kalėjimą. Kaip suprantat, prisiskambinti jam irgi nepavyko. Klausimas, pas ką liko už mūsų pinigus pirktas iPhone'as? Iš kitos pusės, sėdėti kalėjime su geltonu iPhone'u irgi nėra saugu. Bachūrai gali nesuprasti.
Toliau, valstietis Gintautas Kindurys rugsėjo 9 perkasi savo Samsung Galaxy telefoną už 1256 eurus. Šiek tiek juokinga, kad šių metų vasarį jis jau pirko savo Samsung Galaxy S23 telefoną, tai kam tau reikia dviejų? Nelaimė atsitiko su juo, tas, kur rugsėjo pirktas ir dabar naudoju, tiesiog sudaužiau šį vasarą ir kokią nelaimę, tai teko kitą įsigyti. Gerai, kad mėgstame tą patį – laisvę, gryną orą ir skaniausią juodą duoną. Kartos keičiasi, ryšys išlieka, visiems viena Agotos duona. Ar žinai, kiek pasaulinių hitų sukūrė Nordcurrent? Kurkime ir aukime drauge. Keliaujam toliau, liberalai. Seimo narys Arminas Lydeka žino ne tik etiketą, bet ir kada reikia pirkti brangius daiktus, kad galėtum juos pasilikti savo po kadencijos. Lapkričio 3 dieną jis įsigijo Lenovo ThinkPad kompiuterį už 1497 eurus. Lydeka nusipirka dar ir telefoną. Tikrai paprastutį, nepalyginsi su kolegų Foldais ar iPhone'ais, Samsungą A546 už 440 eurų. Bet sorry, pirkinys pagal sąskaitas yra lapkričio 20 dieną, jau po leistinos dienos. Tai gal reikės grąžinti. Bandėme susisiekti su Arminu, tačiau jis nekėlė. Na, bet ir telefonas prastas, gal nieko keisto. Nekėlė ragelio ir darbėtis Vigilijus Jukna. Rugsėjo 28 dieną nusipirkė savo Mac Mini kompiuterį už 1950 eurų. Beje, prieš kelias savaitės jis paskelbė, kad traukiasi iš politikos į akademinę veiklą su visu Mac kompiuteriu. Kodėl ne, profesoriu? Ir ne tik su juo. Nes prieš metus Vigilijus Jukna už mūsų pinigus nusipirko dar ir MacBook Air su rankų darbo juodu odiniu dėklu už 2246 eurus. Taigi į akademinę veiklą bus galima trauktis su 2 kompiuteriais. Kiti akademikai galės pavydėti. Rugsėjis yra tas mėnuo, kai brangią techniką savo perka apdairų Seimo nariai. Nes žinai, lauksi lapkričio, pražiopsosi, liksi kvailio vietoje be brangaus technikos. Valstietis Dainius Gaižauskas, kuris irgi labai eina už paprastą žmogų, už 1438 eurus rugsėjo 14 dieną nusipirka Samsung Galaxy 23 telefoną, na ir dar odinį dėklą už 41 eurą. Po 5 dienų dar nusipirka ir Asus ZenBook laptopą už 1450 eurų. Viso daugiau nei 2900 eurų į savo asmeninį balansą kadencijos pabaigoje. Gaižauskas irgi nemato jokios nuodėmės, nes naują kompą pirko savo, o savo 3 asmeninius išdalino patarėjams. Todėl, kad, sakau, dar sykį 4 darbo vietos turi būti kompiuterizuotos. Per visus metus nupirkęs tik tai vieną iš kanceliarinių, visus kitus pirkau iš savo lėšų. Tai reiškia 3 kompiuteriai iš mano pinigų ir vienas tik tai iš Seimo. Taip normalu. Darbėtas Viktoras Fedorovas rugsėjo 30 dieną perka iPhone 14 Pro už 1119 eurų. Pernai metais pirkau telefoną. O kuriuo metu? Rugsėjo mėnesį. Nebuvot vienas iš tų, kur pačią paskutinę minutę leidžia pinigus? Nežinau, ką vertinsit paskutinę minutę. Tai čia labai toksai subjektyvus vertinimas. Nežinau, aš laikau, kad ne paskutinę minutę. Šiek tiek anksčiau, rugpjūtį, bet vis tiek tikrai žinodama, kad toks geras kompiuteris liks ir po kadencijos, socialdemokratė Dovilė Šakalienė perka savo Lenovo Legion 5 Pro už 1699 eurus. Kaip prašoma, idealų nešiojamą kompiuterį didelės raiškos kompiuterinių žaidimų mėgėjams. Tai ar žaidžiat kompiuterinius žaidimus? Ne. Pagal ką rinkotės būtent šį kompiuterį? Tiesiog kompiuteris, kurį aš iki šiol naudoju darbiniams reikalams, jisai, po beveik 8 metų pakratė kojas. Ir dėl to tai yra vienas kompiuteris, kurį aš įsigijau šią kadenciją ir aišku, tiesiog taip pat jau gavosi, kad vasarą mano kompiuteris numirė. Man labai svarbu buvo, kad iš tiesų kompiuteris būtų pakankamai galingas, nes tikrai labai daug įvairių darbų darau. Turiu, aišku, ir tą blogą turbūt savybę vienu metu turėti atsidarius 60 langų, bet dar šalia to reikia daryti ir pakankamai daug darbų, kurie yra susiję su grafika ir su dizainu, dėl to, kad, kai kurios dalykus ir pati moku padaryti, kai kurios dalykus mano patarėjai moka padaryti, nesamdome kažkokių papildomų įmonių ar paslaugų, tai tiesiog yra darbinis kompiuteris. Dovilė, koks Steamo ID? Gal kada sumesim partiją? Kalbant apie kompiuterinius žaidimus, ką žinau, gal reikės išmokti žaisti. Juokauju, aišku, laiko tiesiog trūksta. Aš taip įsivaizdavau, kad kompiuterinių žaidimų tai kažkokie tai turėtų būti gal kitaip atrodantis. Nes, pavyzdžiui, mano vyras žaidžia kompiuterinius žaidimus ir jisai žaidžia stacionariu kompiuteriu, nes aš tai bent jau supratau, kad tam reikia kažkokio tai gal didesnio galingumo. Šakalienė teigia, kad per 2 kadencijas nusipirko vieną kompiuterį darbui. Jeigu paaiškės, kad taip ir yra, tikrai tame nieko blogo. Tuo labiau, kad dabartiniai socdemų reitingai ir Blinkevičiūtės reveransai Nausėdai rodo, kad Seime jiems gali užtrukti ilgiau. Kita vertus, komentuodama Facebook'e, Dovilė Šakalienė dar nurodė kaip privalumą, kad į tokį galingą kompą galės instaliuoti dronų valdymo simuliatorių. 3 metai pirkau telefoną už 12 600 eurų. 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 3 metai pirkau telefoną už 12
Žiūrėkit, mėly Seimo nariai, o galim sutart, kad jūs darbo metu priiminėtumėt įstatymus, o ne montuotumėt video, miksuotumėt muziką, valdytumėt dronų simuliatorių, mokytumėtės nutudyti lėktuvą ar dresuotumėt pingvinus. Priiminėtumėt įstatymus. Ir dar, kai reikia, nepaliktumėt dirbti Seime kalėjime sėdinčio parlamentaro, kad ir su geltonu telefonu. Palikom nuošaly konservatorius, bet jie grįžta su visų brangių dalykų mėgėjų būriu. Buvęs krašto apsaugos viceministras, dabar Seimo narys Vilius Semeška, rugsėjo 13 dieną perka HP EliteBook 2040 kompiuterį už 2189 eurus. Rugpjūčio gale dar buvo savo pridėjęs ir Sony Xperia telefoną už 1104 eurus. Tiesa, šiuo atveju reikia atkreipti dėmesį, kad Semeška davė priesaiką ir tapo Seimo nariu tik 2023 metų kovą. Todėl tai pirmieji jo pirkiniai, net ir baigiantis kadencijai. Čiut prastesnį HP EliteBook rugsėjo 12 dieną už beveik 2000 eurų perka Sergejus Jovaiša. Bet jis turi labai įdomių ir keistų dalykų su kompiuterinės technikos nuoma. Apie tai vėliau. Komentarų ponas Jovaiša labai vengia. Literaliai. Bėgu, aš ir taip sugalvojau. Kas jūs ten domina? Domina dėl jūsų pirkimo prie likus metam iki kadencijos kompiuterio. Kodėl pirkti? Kalbėsiu dabar. Labai trumpa. Ar sutapo, kad buvo kadencijos liko metai, kad net pabaigos ir pirkot kompiuterį? Ne, aš jums galiu pasakyti, kur jūsų didelė klaida šitoje vietoje. Seimo nariai taupo brangiam pirkiniu ir metų galės susikaupė, tada gali įsigyti, suprantat? Taip, bet jūs dar informavotės prieš tai kompiuterį. Taip, yra mano padėjėjai, kuriem tą reikia. Konservatorius Antanas Matulas apsiprekina beveik tuo pačiu metu. Rugsėjo 20 dieną mes jam perkam Samsung Galaxy S23 Ultra Black telefoną už 1461 eurą. Ne, nesutapimas. Turiu tą telefoną, galiu parodyti. Prieš tai buvęs telefonas irgi yra kažkur tai. Nukreitęs buvo jau kokie 3 mėnesiai ir nešiau taisyti, taisyklą paprašė 700 eurų, dėl to, kad neveikia nei viena kamera ir kiti ten dalykai. Tai rekomendavau, kad geriau netaisykit, tai pirkau praeitų metų viduryje kažkur tai naują telefoną, dėl to, kad reikėjo, neturėjau kito. O rugpjūčio 4 dieną elitinį gamerių laptopą Acer Nitro už 1901 eurą. Kaip rašo pats gamintojas, sukurta žaidimų profesionalams. Išsirinkau pagal rekomendaciją, dėl to, kad turiu labai daug archyvinės medžiagos, per 6 kadencijas sukaupęs daugybę archyvinės medžiagos, tai sisteminu dabar viską, galbūt žadu reiškia kažkokį tai leidinį išleis kažkada kažkokie memoriarus, nes turi daug įdomios informacijos apie parlamento veiklą, tarp parlamentinę veiklą. Tai tą kompiuterį tikrai naudoju, bet stengiuosi, kad būtų pakankamai galingas ir tiek. Tiesiog sakau, noriu susisteminti visą 6 kadencijų informaciją. Bet juk yra Seimo kompiuteris. Seimas suteikia kompiuterį, kambaryje, kabinete kompiuteris yra, bet tuo kompiuteriu naudojuosi ir aš, naudojuosi daugiausiai patarėją, kadangi seka mano ir elektroninį paštą ir kitus dalykus. Tai jisai yra tiesiog pastoviai stovi kabinete. Antanas Matulas, gameris profesionalas, nors pats sako, kad tikrai ne. Kompiuterinių žaidimų neturiu nei telefone, gali žiūrėti, vaduodu, atveriu jums telefoną, kad šitą nei vieno neturiu. Nei kompiuterį niekada nežaidžiu jokių kompiuterinių žaidimų, tai ne mano hobė. Bet dar kartelį. Acer Nitro. Take a lead, reign supreme, become a legend. Skamba kaip Antanas Matulas. Tačiau jeigu žaidimų nežaidžia, tai kiek turėtų būti prikaupta duomenų, kad reikėtų tokio kompiuterio. Ir finišuojam su dar viena konservatorių ministre, tiesa buvusia. Pasitraukusi iš švietimo ir mokslo ministro posto dėl vieno skandalo, Jurgita Šiugždinienė yra pasiruošusi pulti į kitą, nes baigiantis terminui, rugsėjo 22 dieną skubiai perka savo MacBook Air 13 už 2049 eurus. Galbūt eks-ministrė tiek supyko dėl atsistatydinimo, kad reikėjo kompo, kuris pavežtų šaudinių žaidimus pykčiui numalšinti.
Taip, dėl to, kad išėjau iš ministro pareigų. Tai vienintelis kompiuteris, kurį pirkau per kadenciją. Tai yra normalu turbūt, kad nusipirkau priemonę, tikrai ne pačią brangiausią. Tai... Viena brangesnė, tiesiog kaip sutapo, kad liko likus metam. Tai jūs turbūt žinot, kada aš atsistatydinau, tai galite patikrinti datas tiesiog. Aš labai tikiuosi, kad Seimo etikos ir procedūrų komisija įvertins šito legiono elgesį. Su komisija, aišku, gali būti bėdų, nes iš 10 jos narių 4 figūruoja šiame sąraše. Viktoras Fiodorovas, Antanas Matulas, Sergejus Jovaiša ir Dovilė Šakalienė. Arba Acer Nitro ir Legion 5 kompiuteriai viename komisijos kabinete. O jeigu ne, skaidrinam tikrai primins šios faktus prieš 2024 metų Seimo rinkimus ir primins labai garsiai. Nebent bus išankstiniai rinkimai, nes Gabrielius Landsbergis vėl skatina visus atsistatydinti. Žinokit, su tokiu nerimu laukiam, iš tikrųjų. Dreba visas Seimas. Mano pasiūlymas nuo praeito meto gegužės mėnesio nepasikeitęs. Tiesiog 2 pasiūlymai. Vienas pasiūlymas yra reglamentuoti griežčiau, klausimą būtų atsakyti, arba visiems atsistatydinti. Būtų keista iš Gabrieliaus išgirsti kažkokį kitokį pasiūlymą. Seimo pirmininkė irgi sutinka, kad reikia keisti tvarką. Aš manyčiau, kad iš esmės tų reprezentacinių išlaidų tvarka yra įlinga, nes matom, kad dalis Seimo narių ir toje tvarkoje pasilis. Ar jums yra žinoma, kokie Seimo nariai galimai neskaidriai naudoja tas lėšas? Negi kaip jūs imdavo Andriaus Tapio postas. Žymiai logiškiau skambėjo ponios Agnės Širinskienės komentaras. Žinote, kartais būna keistų pirkinių ir iš tikrųjų, kada Seimo narys nusiperka vos ne žaidimų konsolės ar žaidimų peles, kelia klausimų. Dėl viso kito aš iš tikrųjų norėčiau išgirsti kolegų paaiškinimą, kodėl tie pirkiniai buvo. Nes tikrai gali būti objektyvi situacija, kad sugenda kompiuteris nelaiku, sugenda telefonas nelaiku. Tai iš tikrųjų, tikiuosi bent jau asmeniškai, kad kolegos tam tikro aiškumo į situaciją, kodėl jie būtent tuo metu pirko, kodėl pirko vienas ar kitas prekes, iš tikrųjų įneš, nes kiekvienas Seimo narys, aš manau, kad turėtų gebėti paaiškinti, kodėl jisai perka vieną ar kitą įrankį savo darbą. O štai premjerė sakė nieko neteisinti ir nemoralizuosinti, nes šitame čekiukų kare kiekvienas yra už save. Tikrai nesu kažkokia moralės instancija, kuri turėtų įvertinti kiekvieno Seimo nario, kur kiekvienas yra suaugęs žmogus ir pats gali paaiškinti savo veiksmus ir sprendimus, kažkokiu padaryti sprendimu. Tai manau, kad kiekvienas Seimo narys turi paaiškinti savo išlaidas pats. Iš tiesų, dabar yra puikia proga paaiškinti. Gal iš tiesų tai tik sutapimas, gal iš tiesų tai tik darbui reikalinga priemonė. Bet čia yra tik vienas jų pjūvis. Jų bus daugiau, daugiau vardų, daugiau klausimų. Tai dar tikrai ne viskas su mūsų Seimo nariais. Laukite tęsinio. Prisijunkite prie mūsų Contribui prenumeratorių, paremkite Laisvės televiziją, suteikit mums šansų kurti daugiau tokių fainų laidų.